Labą dieną, pradedu savo video iš outleto ir atėjom čia šiek tiek apsipirkti. Ir užmačiau, kad čia vyksta kažkokie tai išpardavimai rūbų. Taip ir nesupratau, kad čia vyksta, nuėjau apsižiūrėti, lyg ir kai kurie nauji, lyg kai kurie dėvėti drabužiai. Tai wow, šiaip visai užmačiau neblogą megztinį. Tai galvoju, kur čia reiktų pasimatuoti, bet gerai atrodo, parodys iš kitos pusės. Va, ir pilna pristatyta tokių vietų, kur galima pasižiūrėti, ką čia gero. Tikrai naujas dalykas, man net nežinojau, kas čia vyksta. Žodžiu, nei vienas nieko neradom, nei džinsų, nei paltų, nei kažko, bet aš užsukau į tą kažkokią tai pardavimo salelę ir radau kažkokį megztinį už 5 eurus. Toksai vat švelnutis su sagom. Ai, nesimatavau, bet galvoju, gal ir tiks, nes aš vis tiek oversizinis nešioju. Tai žodžiu, nei vienas nieko nerado. Dabar nežinau, arba judėsim namo, arba kokios kavos. Biškai nusiminę, nes nieko negavom, tai atėjom pavalgyti čiankalio. Pasidėsim, pavalgysim ir aš planuoju dar, jeigu čia yra Eurovaistinė užsukti, nes turiu draudimo kortelę su šiek tiek pinigų, tai apsipirkčiau biškai vaistų, vitaminų, maisto papildų. Nes prie mano namų nieko nėra panašaus, tai galvoju, reikia naudotis, kol turiu progą. Tai va, šiandien plaukai sulaižyti, rebaluoti, supinti. Šiek tiek makiažo užsidėjau, kažkas čia. Tai va, atvažiavom realiai be reikalo. Pras už lango toks niūrus, kad net nesimato televizijos bokštais, tiesiog paskendęs debesyse. Bet užtat labai jaukus vaibas. Mūsų čiankaliai, vandenukas, televizijos bokštas, kurio nėra ir pasistiprinti. Pasirodo, outlete nėra Eurovaistinės, yra apoteka. Kažkaip abejoju, kad dirbs kompensas su ją, bet nuėjau paklausiu, žiūriu, dirbo, tai jau pasiėmiau šūsnį vaistų, dabar žiūriu, ką čia dar pasim. Reik nepersistengti, nes planuoju dar dantis tvarkytis iš šitų pinigų, tai kad neištaškyt viską per kartą. Grįžom namo, tai va, apsiprekinom, čia galėjom outlete ir kurjeris dar spėjo tuo pačiu metu realiai atvežti mum maistą, tai parodysiu, ką nusipirkau. Čia ant stalo esu pasidėjus Merci didelę tokią saldainių dėžutę, kadangi vakar eidama radau pamestą banko kortelę ir galvoju, ir tikrai man ją pasiimt, apsikrauti tokiom problemom, ieškoti to žmogaus, o gal kažkas atsitiks ir apkaltins mane kažko, ir tikrai man čia pasiimt, bet paskui galvoju, kažkas pasiims gal kitas tą kortelę, nežinau, prasivarės pro parduotuvės išleistos pinigus ir kažkaip taip nesmagu paliko, tai galvoju, ai tiek to pasiėmiau tą kortelę, susisiekiau su žmogum, vakare atvažiavo, pasiėmė ir padovanojo saldainių dėžutę, tai realiai man, kaip sakau, man nereikia nei tų saldainių, nei tų kažko, man tiesiog žinau, kad jeigu aš pamešiu kortelę, tai aš tiesiog irgi norėčiau, kad kažkas pamatęs ir grąžintų, nieko tenais, nieks nepavogtų ir nereikia blokuoti ir naujos išsiminėti ir taip toliau. Bet pafailin gavau saldainių dėžutę. Ir šiaip biškai pavargu šiandien jaučiuos. Grįžom iš to outleto, nežinau, pastoju tie apsipirkinėjimai, tokie atrodo varginantis, tiesiog išvargsi, tenais atsibosta ir panašiai. Namai netvarkyti, aš net nenoriu parodyti, kas dedas, bet pagalvojau, kad kitą savaitę, kadangi reikia atidirbti dar visą savaitę, tada bus, gal aš darysiu. Ir tadagi lapkričio 3 aš esu pasiėmus laisvą dieną, tai man gausis tokias 5 laisvos dienos, tai galvoju prieš tą savaitę ir susitvarkysim tos namus, nes dabar noriu 2 kartus tvarkytis. Tai žodžiu, tai namai nekokie, bet nieko neatsiduks, gal prasisirpsiu ant greito. Dulkės kai kur apsivalysiu, nes pavyzdžiui čia vyras kepė vaflius, tai va vien pribirėjo visur, tai va čia gal apsitvarkysiu, va čia vafliukai ir prasiplausiu indus, manau, ir tiek. Iš tikrųjų, aš nežinau, jau 3 savaitė, kada aš nesportuosiu ir nežinau, dabar grįžus iš vaistinės supratau, kad vieną klaidą padariau, nes nepasiėmiau nieko, jokio energijai, tiesiog kažkam, kad jausis geriau. Nes man pastebėjau žaina momentais, kad aš jaučiu tokį
nerimą ir taip nefaina palieka ir tų jėgų nebėra, atrodo atsikelt prieš darbą irgi belė kaip sunku. Aš nežinau, gal čia dėl slėgio oro, nes tie zonai keičia, dabar anksti tamsta ir panašiai, galbūt dėl to, bet jūs čia tokia tiesiog, nežinau, grįžti iš darbo ir nori tiesiog tik tais gulėti, net nenori praustis, atrodo tingi praustis, gulėti tik tais nori, nieko nenori gaminti, šlamštą valgyti ir tiesiog atrodo kirmėti šitaip tai. Nefainas jausmas, bet po truputį stengiuosi bent kažkaip tos energijos pasigauti. Šiandien išvirsiu citriną ir imbiero toniką, kad, nežinau, šiek tiek būtų geriau ir imunitetą dar pastiprinti, nes nenoriu visą rudenį praleisti. Šiandien iš vis šitą savaitgalį galvojam dar varyti kur nors pasivaikščioti iki Kalvarijų kryžiaus tako, bet lyja šitą savaitgalį, tai irgi tokia užsisėdėjus labiau jaučiuosi, tik vyras mano sportuoja, aš ne. Bet galvoju, reiks po truputį taisyti savo mąstyseną, kažkaip save priverst, šiandien dar leisiu savo pakimarint, bet nuo kitos savaitės, manau, jau pradėsiu ir aš sportuoti, kažkaip, nežinau, bent po truputį kažkaip vėl gyventi savo toj rutinai su sportu, nes dabar tai labai liūdna. Tai va, gal aš tada nebeplepu, parodysiu, ką pasiėmiau iš outleto ir iš Barboros. Ant stalo dabar taip nutiškau, bet toks megztukas. Šiaip rašo, kad jisai XS yra. Ir ką žinau, aš nesimatau jo, bet man visai patiko, reiks dėti jaučiu išskalbt. Tokia faina švelnė medžiaga ir tik 5 eurai. Nu, aš net nustebau, galvoju, ką čia per nesąmonę. Tai va, tikiuosi, man jisai tiks. Man labai patiko, man reikėjo kažko paprasto, pamačiau, patiko, pasiėmiau. Tada iš Eurokoso pasiėmiau Birutės tokį drėkinamą serumą, kuris laikas esu nežiūrėjus, įdomu būtų, kažkada čia hypas buvo nemažas, tai aš kaip visada vėluoju. Ir iš vaistinės, tai aišku, pasirūpinom vaistais ir nusipirkom Teraflu dieninį ir naktinį, nes kaip būna blogai, tada tenka kentėti ir gerti šitą šlikštų dalyką. Sau pasiėmiau Gražvitos tokį maisto papildą, pagalvojau, kad noriu kažką pavartot. Vyras savo šitą pasiėmė. Tada pasiėmėm Gripexo tablečių, nes kai sergam, nesinori tada bėgti vaistinę, tai labai smagu turėti iš karto per ranką namuose. Aišku, aš skausmininkė, pastoji man skauda galvą arba prieš mėnesinės, tai reikia man vaistų. Ir šitas, jeigu bėga nosis, labai fainus tokios tabletytės išgerti, tai labai smagu, kad draudimą turiu, tai apsiprekinau, dar nusipirkau kartelę, dar 10 eurų nuolaidos buvo. Tai pernai metais aš tą draudimą irgi turėjau iš darbo, bet aš per daug net nesidomėjau, šiek tiek kelis kartus, man atrodo, dantis susitvarkiau, ten gal iki Antėjos važiavau, galbūt iš ten irgi susigrąžinau. Nesidomėjau net kiek aš tų pinigų turiu, nieko. Tai šiais metais tik tais kažkaip kolegos kalbėjo, dar kažkaip ir kažkaip galvoju, kodėl aš tuo nesinaudoju, tai net lęšius perkant, aš atgavau pinigus už savo lęšius. Tai galvoju, dieve, jeigu aš turiu draudimą, aš turiu nemažai ten tų pinigų, tai man reikia ir išnaudoti. Tai žodžiu, va šį kartą prisipirkau vaistų, už lęšius neperseniausiai pirkau, susigrąžinau pinigus. Tada planuoju dantis susitvarkyti sausio mėnesį, eit konsultacijai, tvarkyti dantų, nes kažką jau reikės turbūt plombuoti. Tai ten iš draudimo ir kas liks, matysi vėl. Tik sakau, gaila, kad nepasėmiau nieko energijai, tokiai bendrai savijautai, nes kažkaip, nežinau, nepagalvojau. Labai užsihaipinus buvau tiesiog dėl kitų dalykų ir ką reikėjo ir nenusipirkau. Gerai, ir tada einam link Barboros. Susipirkom avokado, agurko, icebergo saloto ir tortilijos, nes mačiau tik tokį receptą paprastom tortilijom. Ten vištienos turim, tai vištieną įdėti, icebergo saloto, agurko, avokado, rančos padažo. Ir atrodo labai skaniai, tai galvoju pasigaminti. Imbieras ir citrina tonikui. Tada avižų pienas, nes aš geriu jį su kava. Tada kavos, nes mūsų eina į pabaigą. Užmačiau akciją kokosų pienai ir tom ką prieskonėm. Man skaniausia sriuba, kurią aš moku pagaminti. Tai tiesiog šitų paėmiau. Tada daimą savo, nes man labai skanu. Filtrų, nes mes filtruojam vandenį, tai buvo gera akcija, pasiėmėm. Kempinės, nes baigėsi. Ir dar apelsinų džemas. Šitas jau pas mane buvo krepšelį, nes nemažai laiko įdėtas, tai labai skaniai atrodo.
Dar pamiršau, mes vakar buvom užsukę šiaip iki Lidlo, šį beitą pasim. Tai va, prigrebėm bekoną, labai skaniai atrodo, nes rašo, kad su smoked honey. Tada man pardavė šitas arbatas, tiesiog tas velnias užrašas. Tai su black chai ir ginger and lemon. Tai vakar jau gėrėm black chai, šiaip visai skani. Nesu dar ragavau šitų toaster waffles, tai aš pagalvojau, kad neturiu aš to toasterio, bet aš turiu grasintuvę, tai turbūt turėtų viskas būti taip pat gerai. Tai galvojau, va, pavyzdžiui, rytais prieš darbą kažką greito pasidaryti. Ir pasiėmiau dar pitą, nes galvoju, va, su vištienu, daržovim kokiom 5 vienetai ilgai galioja pačioj pakuotinė pradaryti. Kažkada, kai va, norėsiu ir va, turėsiu. Šau, nekreipkite dėmesio į betvarkę, bet užsidėjau šitą. Tai aš nežinau, man tai visai fainai atrodo, aišku, gal nebūtinai prie šitos maikės, bet jisai toks didelis, o kas žino, nežinau, kas nežino. Aš žiauriai mėgstu oversize drabužius, tai man tai jaukiai atrodo, taip nežinau. Aišku, pas mus darbė reikia nešioti tokį halatuką, tai aš dažnai jo nenešioju, nes pas mane tiesiog rūbai per didelį būna ir aš netelpu į jį. Tai gal nieko tokio, bet nežinau, išsidėsiu, išsiplausiu, pažiūrėsiu kaip tada. Bet jaukus toks megztukas ir tik 5 eurai, tik 5 eurai. Šiaip batus nusipirkau naujus tokius panašius į Martinsus, bet aišku, kad čia ne Martinsai. Tai va tokie, galvoju, šiemet nešiosiu. Šiaip kažkada gal prieš 10 metų aš nešiojau va tokius va aulinukus, o paskui kažkaip nebenešiojau, bet šiemet užmačiau ir galvoju, gal visai neblogai ir atrodo. Tai va, nusipirkau batus, vakar dar spintą apsitvarkiau. Čia turiu pabaigtus produktus, tai galvoju, gal šiandien pašnekėsim apie juos. Tai va, visai vakar nuveikiau vakarą, biškį užėjo toks noras pasitvarkyti, tai va čia visur apsidėjau savo daiktus. Kalbant apie rūbus, turiu nusipirkus tokį Zaros paltą. Turiu čia kolidorių dėžę visą. Bet labai negražiai ant manęs atrodo kaip maišas krenta. Aš ir parduotuvėj pačioj Zaros matavaus. Ir paskui galvoju, gal man tiesiog netinka apranga, kurią aš ten esu apsirengus, nes ne visai buvau taip apsirengus. Kaip nešiočiau prie to palto, pavyzdžiui, tai užsisakiau tą paltą į namus. Ir vis tiek negražiai atrodo, labai krenta kaip maišas, tai aš esu tokioj dabar depresijai šiek tiek dėl palto, nes kurį nešioju man žiauriai nebepatinka, man žiauriai atsibodęs ir jis man netinka. Tai, o tinkančio palto aš niekur nerandu. Tai aš galvoju, šiandien vat nuvažiavom iki outleto, pasižiūrėjau, nieko aš ten neradau ir supratau, kad šiemet dar nešiosiu dalykus, kurie man nepatinka, bet kitais metais galbūt pasistengsiu iš kažkur tiesiog jau pradėti domėtis iš anksčiau, užsisakyti, nusipirkti, išsimatuoti ir nedaryti viską paskutinę minutę. Nežinau, man toks jausmas, kad man rūbus nusipirkti yra kažkokia tragedija, man nieks nepatinka, nieks netinka, arba neperku, nes būna nesąmoningai užkeltos kainos. Pavyzdžiui, už megztuką 40 eurų mokėt, man sąžinė neleidžia, tiesiog aš nežinau, man tas megztukas turi būti toks stebuklingas, kad aš jį nusipirkčiau, aš nežinau, koks jis turi būti, kad aš jo norėčiau, vat ir nebūtų gaila, bet aš dažniausiai, kur užmatau, jie tokie paprasti būna, kad tikrai neverta ir man toks tiesiog principo reikalas, kad nemokėsiu. Tai galvoju, kitais metais aš pasistengsiu viską pasiplanuoti iš anksčiau ir gal nekilsiu tokių problemų. Eina miegas labai, aš nežinau, galvoju, pasidaryti kavos, užkast. Atrodo, žinokit, dabar užsimerkčiau ir aš tiesiog užmigčiau.
pasidariau kavos. Tai ta grietinėlė iš tikrųjų, kurią plaku, geriau laikosi ant šaltos kavos, nes aišku, ant šaltos kavos jinai subėga, tiesiog susivaišo, bet biškai paskanina kavą. Dar naudoju prieskonius, cinamoną ir muskatą šiek tiek ant viršaus, kadangi kiek žinau, kad jeigu norit pumpkin spice skonio, bet nėra pumpkin spice prieskonio, tai užtenka sumaišyti šituos du ir jums gausis tas biudžetinis variantas pumpkin spice prieskonio. Tai aš šiek tiek ant viršaus užsidedu ir man labai skanu. Vakar dariau šaltą kavą aš šito tiesiog be prieskonio, kad pažiūrėtų, ar ta grietinėlė gerai laikysis. Tai jinai labai gerai išsilaikė ant viršaus, jinai labai skaniai, labai skanų kavai skonį suteikė, išvaizdą labai skanę suteikė. Tai man labai patinka, aš kai matau, kad Starbucksas daro visokius cold foam, tai man tiesiog pačiai knieti išmėginti, kas ten yra, nesgi nežinau, ar pas mus iš vis kažkas rūpinasi tokiom kavom kaip Starbucks, tai tenka pačiai namie kažkaip improvizuoti. Aš tokios skanios kavos niekur negaunu, jokioj kaviniai, apskritai aš savo kavą tiesiog turiu namie darytis, kad žinočiau, kad tikrai skaniai atsigersiu. Nežinau, norėčiau dabar visus pavaišinti savo kavą, nes labai skanu. Va, išsipakavau savo birutę, galvoju, kad jis peršviečiamas bus, tai biškai nustebau, kad jis tokios pieno baltumo spalvos, bet dar iš Eurokoso iš seniau šiek tiek turiu nusipirkus porą priemonių, tai Mišo firmos veido prausiklis ir čia koksai Forms, tai kažkoks toneris. Tai toneris, man šitas tai visai patinka, iš tikrųjų labai fainai jaučiasi oda, bet šitas prausiklis man nelabai. Jisai labai išsausina veido odą. Nežinau, tarsi kažkokį lydytą plastiką ant veido teptum, tai labai tikiuosi, kad patiks man birutės serumas, nes man dabar šaltuoju oru labai žiauriai sausėjo odą. Galvoju nebetempt ir papasakoti jums apie savo pabaigtus produktus prieš paskutinius kelius mėnesius turbūt, aš neprisimenu, kad mano buvo pasakoti apie pabaigtus produktus, bet kažkiek video atgal, tai šiek tiek pakaupiau. Bet aš pagalvojau, ar tikrai man verta daryti šitos video, kadangi kai kurios produktus aš kai išnaudoju, pavyzdžiui, veido priežiūros priemonės, aš nelabai ten kartais pastebiu kažkokių dalykų ir ypač apie kai kurios dabar papasakosiu, kur mano atsiliepimas kažkoks realiai bus bevertis, tai nežinau, gal parašykit man, ar jums tikrai reikia, kad aš kažką papasakočiau, ar aš bereikalingo kaupiu tos produktus kelias mėnesius ir kažin kiek iš mano tų pasakojimų kažkiek naudos. Pavyzdžiui, turiu Matte Skin Shield ir Matte Retinolį. Tai šitos priemonės buvo tokios naudotas labiau be rutinos, kadangi kai kalbu Skin Lovers produktus išmėginti, aš šitos taip nugrūdau labiau į šoną ir paskui vėl grįžau ir gavosi, kad aš tokiais tarpais naudojau, tai per daug aš nieko ir nepastebėjau. Tik ką galiu pasakyti, kad šitie man produktai patiko, kaip jie jautėsi ant odos, kaip pasiskirstė ir jautėsi oda tokia švelni ir atrodė tokia stangresnė kažkokia. Tas Skin Shield, ką jisai daro, aš nelabai iš tikro suprantu, bet aš jį naudodavau tada, kai mano oda jautėsi labiau tokie pavargus, tarsi sudirginta, tai aš užsidėdavau ir man kažkaip atrodė, kad tiesiog iš esmės geriau oda jaučiasi ir niekad neberdavo nuo šito, tai nesu tikra, ką jisai daro, bet aš, kadangi vadinasi Skin Shield, tai nuo kažko apsaugo, tai aš jį naudoju, kai mano oda tiesiog prastesniai būklei būdavo. Tada akivaizdžiai šitas, tai gal net nebepasakosiu, nes aš jį perku tiesiog, nes būna pigu ir man toks
absoliučiai nereikia galvoti, kokį dušo gelį pasimti, tiesiog įsidedu į krepšelį ir tiek. Tada turiu, matau, porą Margaritos produktų. Tai vienas yra anti-akne tonikas ir kitas yra tiesiog prausiklis su ramunėlėm. Tai šitas man iš tikrųjų prausiklis, nežinau, neturiu nuomonės, tiesiog žiauriai paprastas. Tiesiog toks, sakyčiau, labai kasdienis prausiklis rytais, bet nepasakyčiau, kad aš jausdavus, kad man oda labai švari yra nuplauta. Bet man visai patiko šitas tonikas, kadangi jis yra antiaknio, mano kartais oda uždurniuoja ir pradeda kilti spuogai, tai aš tada turiu naudoti toniką, kuris tiesiog biškį padėtų kovoti su tuo. Matau, kad išnaudotas mano CR100 kolageno keramidų proteino treatmentas, tai man jisai žiauriai patinka. Nežinau, kol neatsibos, tol pirksiu, labai geras produktas. Rankų kremas iš Palmers, tai man šitas patiko ir jis labai skaniai kvepia. Šiaip aš rankų kremą šiek tiek išrankėsiu, nes kai kurie būna tiesiog jauti tarsi plėvelę ant rankų užsideda. Nepatinka man tas jausmas ir aš greit tokių kremų tiesiog nenaudoju ir tiesiog vos neišmetu. Tada turiu B5 Recovery iš MAC, tai čia panašiai kaip su MAC Skin Shield, kur nežinai tiksliai ką daro, bet naudojau tiesiog rytais dažniau, arba kai oda jautėsi tokia labiau sudirgusi, tai kad tiesiog atgaivintų ir padėtų jai kovoti su uždegimais. Tada dar čia su kažkokios šiukšlės prilipusios. Dar vienas, tai jau 3 išnaudoti mano. Man reikia kažkaip, nežinau, kad įdomesnį, bent jau video būtų kažkokį įdomesnį, gal dušo išžėrą nusipirkti. Tada turiu Palmers kūno sviestą, tai man Palmers kūno sviestai patinka, jie tokie riebesni, bet užtat užsitepi ir jauti, kad kažkas vyksta ir skaniai kvepia. Tada turiu Alkmene irgi veido tonikas, man labai patiko. Man patinka, kaip po toniko jaučiasi tarsi uždegina tos spagelius ir tas vietas, kurios yra tokios uždegiminės. Ir tikrai atrodo, kad spogai gyja po šito toniko, tai man labai patiko. Tada, kas dar turiu, veido kremo iš NYX, tai aš prisimenu, kai jį nusipirkau, man jisai visai patiko po Skin Lovers, kai išbandžiau veido kremus. Tai man jau šitas buvo toks biudžetinis variantas ir labai jautėsi, kad prikvepinta. Man nepatinka, kai veido priežiūros priemonės būna su kvapais, bet labai lengvas kremas. Ta prasme, nieko blogo neturiu, bet žinau tikrai, kad yra ir geresnių. Tada veido serumas vitamino C iš Bioverne ir nepastebėjau, kad mano oda labai skaisti. Tai nepastebėjau, kad mano oda jau labai skaisti būtų. Tiesiog užsidedi, susigeri, užsidedi kremą ir įprastai veidas atrodo. Tada turiu veido kremus su SPF, tai man šitie labai patinka. Ir aš jas naudojau jau prieš metus gal gerus, kai važiavau į Graikiją. Ir aš prisimenu, tenais tikrai buvo karšta ir nudegė man ir pečiai, bet veidas liko nepaliestas, tai šotautas šitiem veido kremam. Ir patinka, kad labai lengvai tepasi ir tiesiog užsitepi ir žinai, kad čia yra veido kremas, kuris fainai drėkina ir apsaugo nuo saulės, tai man patiko. Tada čia vienas iš mano naujesnių tokių įdomesnių dalykų, Bye Bye Blackhead iš Some By Me. Aš prisimenu, kad man pirmas įspūdis buvo labai geras, nes atrodė, kad labai išvalo tuos inkštyrus, bet iš esmės jisai taip giliai jų nevalo ir jis labiau yra toks, sakyčiau, kai pasidarai veido valymą, ten namuose ar pas kosmetologiją, jis yra toks labiau prevencinis, kur pavalyta paviršutinį, bet jis gilumų tikrai neišvalo, nebus taip, kad jis išspaus tos inkštyrus, jis labiau tokiam nešvarumam ant paviršių, bet visai patiko. Turiu aš pakių serumą iš Q&A, šiaip ant Q&A kai kurie produktai patinka, bet šitas nelabai, kadangi aš nepastebėjau iš vis, kad jis man išviesintų paikius, o kitas dalykas, man šita dalis, į kurį yra įkištas tas sutiliukas, braižydavo pakių odą, tai negalėjau naudotis ir man labai nepatogus buvo. Ir tada turiu porą lūpų produktų, tai šitas iš Eurokoso, tiesiog papigiai pamačiau, prigrėbiau, bet visai patiko, labai fainai blizga lūpos. Ir tiesiog paprastas blizgis iš Hawaiian Tropic, nežinau, patiko, kad SPF 30 yra. Tai šiaip aš tų lūpų balzamų va tiek turiu, man visur turi būti ir darbė, ir rankiniai, ir prie stalo, ir vanioj, visur. Ir paskutiniai 2 produktai, Inoar, aš jau kažkada jūs rodžiau, kad man šitie iš tikrųjų patinka. Aišku, aš nesu prieš išbandyti ir kitus produktus šiuo metu, kuriuos bandau nelabai.
turi tokių minusiukų, kiek žinau, kiek prisimenu, dabar atrodo taip senai buvo. Šitie man tikrai plaukai tokie labiau pritrekinti būna ir netokie šiurkštus. Tai va, šitos tai užskaitau. Nesiklausiu, jau šokau į savo naminius rūbus, čia jau iš senų laikų papurvinta, neišsiplauna. Dabar pas mane stovi tonikas, dar liko 10 minučių pastovėti, tada aš jį galėsiu nusunkt, sumaišyti su citrinų sultim ir kai kuriuos įsipilsiu šitos indelius, nes tiesiog bus fainai ir turėsim šotų kokiai savaitį gerai. Šotukai padaryti, tai jeigu klausimėt, kodėl iš šito perpilu iš šito, tai kartais būna, kad ryte tiesiog pamiršti išgert. Tai jeigu skubant norisi įsimesti tašę greitai, tai va, prašau, tiesiog greitai tiesiog pasiėmė visą butelaitį ir galima mesti tašę ir neštis į darbą. Tai va, tai iš tikrųjų čia subėjau dar ciperžolės ir dar norėjau jūsų paklausti. Nežinau, kiek kartų aš jau gaminau šitą toniką, tai jau ne vieną kartą imbieras pats išsivirdavo, jį palaikius 4 minučių, jisai būdavo tiesiog šviesus. Jau antrą kartą, kai aš darau imbiero toniką, jisai išverda, pasto ir palieka tokios rožinės spalvos. Man labai keista, ar čia skiriasi tiesiog sezonai imbiero ir tiesiog dėl to, nežinau, neišprūsus jaučiu šito klausimu, bet įbėrius ciperžolių, ta spalva pageltanėja. Tai net citrinų sultis nepadėjo, galvoju, jos kažkiek atbalansuos tą imbiero spalvą. Tai va, nežinau, klausimas, gal žinausit atsakymą. Tai labai džiugiu, šiaip labai fainai atrodo tarp šitų indelių. Šitos indelius pirkau iš Sheino, man atrodo. Dar nei kartą nebuvau panaudojus, tai dabar bus labai įdomu. Galim dabar kartu, manau, išgerti, pasižiūrėti, ar skaniai gavosi man šitas tonikas. Tai šiandien nenaudosim šitų tonikų, aš tiesiog paimsiu kokį nors tai topkę. Pas mus topkės skirtos tonikam gerti, ne kažkam kitam. Ir paragausim, iškart reikia išsimaišyti, nes tas prieskanis nusėsta ant dugno. Na, nežinau, citrinos sulčių šį kartą dėjau labai daug. Labai daug dėjau prieskanio. Gerai, po nedaug. Cheers. Cheers. Bus geras. Šitie imbierai 2 kartus jau tokie švelnaus skonio, aš nežinau. Gal tikrai kažkoks imbierų sezonas skiriasi, bet žodžiu, aš vertinu, kad kaip visada pavykusiai. Jeigu dedu citrinos ar imbiero mažiau, daugiau viską darau iš akies, tai dažniausiai vis tiek gerai gaunas. Ir kitas dalykas, jeigu ir prašiau gaunas, vis tiek sveika. Takos jau paruošti, tai iš tikrųjų pirmą kartą gyvenimą gaminau takos ir supratau, kad perdėjau visko, tiesiog visko perdėjau per daug. Nu, bet nieko kitam kartui žinosiu, bet atrodo tai iš tikrųjų labai skanu. Vištytė, aisbergo salotas, rančos padažas, avokadas, agurkas. Bandysim ragauti. Tikiuosi bus skanu, čia vyro porcija. Ir maniškė. Ir už lango, pažiūrėkit, koks oras. Šiaip žiauriai jauku.